Sveikuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir turiu jums naują filmuką, šiek tiek kitokį turinuką negu įprastai. Ir iš tikrųjų senokai kėliau kažką į savo kanalą ir ne dėl to, kad tiesiog neturiu ką parodyti, bet tiesiog dėl to, jog labai daug reikalų sumontuoti filmuką ir neturiu laiko. O, sveikuolis. Kur važinėjai? Nieko, pas tave einu. Pas mane eini? Einu pas tave. Labą dieną. Labą dieną. Reikia šokinėti parašiutais, bet ir tatuiruoti. Tai dabar kaip tik ateinu į tokią gatvelę, kurioje leidžiu praktiškai kiekvieną savo dieną. Literatų gatvę tikriausiai atpažįstat. Ir čia aš jau dirbu gal 12 metų. Čia va mano langai į vieną seniausių Vilniuje ir Lietuvoje tatuiruočių studijų. 21 metas šiai studijai. Angis tatu. Užeikime į vidų, pažiūrėsim, kas čia gera. Studijos įkūrėjas ir tatuiruočių meistras Giedrius daugiau nei 20 metų kaupia asmeninę kolekciją susijusią su tatuiruočių istorijomis ir technikomis. Studijoje eksponuojami artefaktai iš įvairiausių pasaulio kampelių, atspindintis skirtingas tatuiravimo tradicijas bei technikas. Studija taip pat pilna įvairiausių meno kūrinių darbų iš kitų meistrų kolekcionuoti ir surinkti per visus tuos metus. Mūsų studijoje dirba 9 meistrai, 9 menininkai, kiekvienas turi savo unikalų stilių. Kiekvienas turime savo darbo vietą, savo kampą, kuris yra kaip mūsų altorius, papuoštas mūsų pačių ar mūsų surinktais darbais, dėl to kiekviena darbo vieta yra labai unikali. Taip pat studijoje turime didžiulę erdvę skirtą kūrybai, tai yra didžiulis paišymo stalas su švieslintėm, kur darome eskizus, taip pat turime lounge'o erdvę, kur galima pačilinti klientams. Na ir paskutinis kambarys, tai yra šitas kambarys, kuriame dirbu ir aš, mes čia dirbame 3. Na ir taip studija užima visą pastato 1 aukštą. Na o čia matote mano altorėlių, mano kampuką, kuriame aš kasdieną brūžinu tatuiruotės. Parodysiu detaliau, kaip aš ruošiuosi darbo vietą, dėl ko tatuiruotės tiek galbūt kainuoja, bus aiškiau ir pamatysit, kiek visko daug reikia, net ir mažiausiai tatuiruotį atlikti. Tai pirmoje vietoje, žinoma, mums reikės pirštinaičių. Visa esmė yra sterilume, todėl viskam naudojame vienkartinius įrankius, vienkartinius daiktus ir viską dengiam vienkartiniu plastiku, kurį po to galima išmesti ir nebereikia rūpintis bei valyti. Viską paviršių dezinfekuojame, viską nusivalome ir tuomet pradedu ruošti. Viską reikia pasidengti plėvele, tam, kad žmogaus kliento kraujas nepaliestų nieko, ką gali paliesti po to kitas žmogus. Nu, gal ne visai taip. Tiesiog, kad niekur neaptikštų ir visą, ką liečia mano rankos, su kliento krauju galimai, nepaliestų nieko kito. Tai va, apsivinioju. Čia tiesiog vanduo su muilu plauti tatuiruotėms. Gražiai pasidengiu viską sugeriančią servetėlę, viską sugers kraują, dažus ir apsitaškymus išsitepliuoti. Čianais yra mano Power Supply'us, laidas einantis į mašinėlę, tai Power Supply'ų irgi uždengsim. Na ir žinoma, laida taip pat. Net laidas. Aš naudojuosi tradicinėmis tatuiruočių mašinėlėmis, dėl to man reikia ir laido, ir to aparato, kuris paduoda energiją į mašinėlę. Šiai dienai yra modernesnių mašinėlių, kurios dirba be laidų, tai yra akumuliatorinės, bet aš esu seno kirpimo ir senos mokyklos. Ir mano nuomonė nėra ilgamžiškesnės ir geresnės tatuiruotės, negu padarytos su tradiciniam adatom ir mašinėlėmis. Reikia krūvos dažų.
mašinėlių. Tatų mašinų. Tuomet mums reikės špateliuko vazelinui. Skustuko. Būtinai popiežiaus bei Dievo palaiminimo, nes kitaip linijos drebės. Stencil stuffą, kuris užklijuoja kalkę. Odos dezinfekantas. Kepsų įvairiausių dydžių rašlų laikyti, pimpaliuko būtinai. Dar didesnių kepsų, nes jeigu daugiau reikės kažkokios juodos spalvos. Na, o patys dažai atrodo štai taip. Markeriukai. Visą krūvą skirtingų adatėlių. Na ir specialių gripų, į kurias dedasi adata ir taip tatuojam. Taip atrodo tatuiruočių adatos, o tos adatos yra sudarytos iš daug mažų adatėlių. Pavyzdžiui, vesti storai linijai naudojam 14 adatą, kuri yra sudaryta iš 14 mažų adatėlių ir kiekvienas adatėlės įpakavimas turi galiojimo laiką. Kaip adatos, taip ir tubos yra vienkartinės ir naudojamos kiekvieną kartą. Tai yra specialus įrankis, kurį yra statoma adata, o ta tuba yra tvirtinama prie mašinėlės. Padėkosim, bet turi pademonstruoti, kaip darbo vietą savo ruošia. Ai, ne šiandien. Ne šiandien? Ne. O kada? Kaip Pachmo nebus. Tai sakai šiandien tu ant Pachmo? Žoskinis Pachmas? Ką? Žoskinis Pachmas? Toks 3 laipsnio, sakyčiau. Tai nieko gero. Tai rankytės nedrebės atrodant? Ką? Rankos nedrebės atrodant? Ne, dar geriau. Ai, geresnis flow, tai tu tada specialiai kasdieną ir pripisi, kad geriau. Čia darbo dalis, aš dar turiu pasirinkimą. Nori, nenori reikiam. Tai pademonstruosiu, kaip yra paruošiama tatuiruočių mašinėlė. Tai išpakuoju adatą, ją visą laiką šiek tiek išlenkiu, kad jinai geriau priglustų prie tubos, būtent prie įrankio, kuris laiko adatą mašinėlėje. Na ir visą tai statau į pačią mašinėlę, yra specialus varžtas, kuris visą tai laiko savo vietoje ir įstatau adatą, pritvirtinu prie mašinėlės, o pats principas tatuiravimo yra visiškai nepasikeitęs nuo seniausių amžių. Adata tiesiog yra judinama pirmyn atgal ir tokiu būdu įduriant į odą adatą, tenais yra paliekamas rašalas. Na, o šita mašinėlė būtent yra elektromagnetinė, tad prijungiu laidą, kuris perduoda energiją iš power supply'aus aparato, kuris reguliuoja voltažą ir taip galiu išjungti mašinėlę naudodamas pedalą. Jau ką moki, ką tai moki. Ką moki, tą moki, ja. Užmaut Netiks šito įgūdžio. Šiaip tai ką mes darom, tai kontentą darom iš tikrųjų. Aš įtverkinu. Tverkinu. Irgi ką moki, tai moki. Dabar neseniai Vilniuje buvo atverkinimo kontestas. Aš laimėjau. Čia organizavo. Parodė, kaip reikia. Oh yeah. Jo, obrigado. Qu'est-ce que c'est? Oho, stiprus. Ištrūkai. Ką pašaliuoji? Krokodilą ant raketos. Krokodilas ant raketos? Su saksu groja. Kažką. Tai šitai sugeneravo kažką delfiną. Sako, kažką panašaus papaišyti. Nice.
Anksčiau eskizus kurdavom rankom ir visus piešinius piešdavom akvarelė ar apitografais. Šiai dienai yra viskas paprasčiau, kai atsirado iPadai. Praktiškai visi meistrai dirba su planšetėmis vien dėl to, jog tai pagreitina procesą ir palengvina situaciją, kai reikia koreguoti eskizus, kažkas klientui nepatinka ir reikia perdarinėti. Kai anksčiau padarydavo eskizą, o klientui kažkas netikdavo, tai korekcijos užtrukdavo valandas arba tiesiog perkildavo į susitikimą į kitą dieną, kad pakoreguotume eskizą prieš tatuiruodamas. Na, bet iPadų eroje viskas paprasčiau, nes galima kartu su klientu sėsti ir koreguoti viską, taipogi tai leidžia mums paruošti daugiau negu vieną eskizą klientui, nes viskas vyksta greičiau ir paprasčiau. Na, o eskizus savo studijoje kūrėme individualiai kiekvienam klientui per jo pageidavimus ir norus ir nedarom kopijų iš interneto paveiksliukų, tad ir jums siūlyčiau eiti tokias tatuiruočių studijas, kur meistrai patys piešia, kuria, o ne atlieka tiesiog kitų meistrų darbų kopijas. Na, o kai turime jau eskizą, pačio piešinio perkelimas vyksta tokiu būdu, jog sukuriame kalkę, tai perpiešime ant popieriaus savo eskizą specialią kalkę, kurią galėsime užklijuoti žmogui ant kūno. Žinoma, pradžioje žmogaus odą nuskutume, pašaliname visus plaukelius bei negyvą odą ir tuomet dezinfekavę priklijuojame savo piešinį. Tam naudojame specialų skystį, stencil stuffą. Jisai padeda prilipinti kalkę nuo popieriaus ant žmogaus odos. Kalkės uždėjimas yra tikrai labai atsakingas momentas, nes gera pradžia tai pusė darbo, o gerai užsidėjus fundamentą, tai yra piešinio pamatas, kurį aš tatuiruodamas seku, tam, kad nepamesti linijų, proporcijų ir atlikčiau piešinį ir jis atrodytų taip, kaip turi atrodyti. Tatuiravimo metu gali būti, kad būsime visokios nepatogiose žmogui pozose, kur oda išsitemps, pasikreips, na ir žinoma, taip deformuojasi pats piešinys. Tad neturint šitų linijų, kurios mus vestų tatuiravimo metu, galim pamesti proporcijas ir nusigrybauti su pačiu piešiniu. Aš pats esu mėgėjęs tą pačią kalkę paišyti ranka, tam, kad dar pasikoreguočiau, pasirepetuočiau piešinį, ką reikės tatuiruoti, bet jau šiai dienai taip pat yra išrasti printeriai specialūs, kurie atspausdina šitas kalkes ir nebereikia viso to daryti savo ranka, tai paspartina procesą ir numažina dar daugiau darbo meistrui. Na, o aš dar šį bei tą pasiredaguoju markeriukais ir kalkė paruošta darbui. Na, o atlikus tatuiruotę, oda yra paraudus ir sudirgus, tai yra normalu, per kelias dienas tas raudonis nueina, o per kelias savaitės tatuiruotė pilnai sugyja. Nežinau kaip jums, bet man vizualiai šitas kalkės nulupimas sukelia labai didelį satisfakcijos jausmą, labai gražu, kaip persiklė taip grakščiai ir gražiai piešinys. Na, o čia matot, kaip mūsų Nerijus toliau tęs dotvorko techniką daroma rankovė. Na, o nuo amžinųjų tatuiravimas pats iš esmės nėra pasikeitęs pats principas, nors anksčiau viską darydavo rankomis, dabar atsiradusios mašinėlės paspartina procesą. Mašinėlė leidžia atlikti kažkur apie 120 dūrių per sekundę, tad galima greitai pravesti liniją, kai tuo tarpu dirbant rankomis be mašinėlės, tai užtrunka daug ilgiau. Oda susideda iš 3 pagrindinių sluoksnių. Tai yra epidermis, tai yra viršutinis sluoksnis, kuris nuolat atsinaujina, derma, vidurinis sluoksnis, kuriame yra kraujagyslės, nervai ir jungiamieji audiniai, bei hipoderma, poodinis riebalinis sluoksnis. Tatuiruojant, adata turi įsiskverbti apie 1,5–2 mm gilyn, kad rašalas patektų į dermą. Jei rašalas liktų tik epidermėje, tatuiruotė greitai išbluktų, nes šis sluoksnis nuolat atsinaujina. Jei adata pasiektų hipodermą, rašalas įsilietų ir linijos taptų neaiškios, o pati tatuiruotė galėtų atrodyti įsiliejus, kaip taip vadinamas blow-outo efektas. Pačios adatos taipogi būna kelių rūšių, tai vienos iš jų yra linijinės, daryti linijoms, kitos būna spalvinimo, kaip matote čia, Tomas dirba su magnumu, tai adatos išdėstytos labiau kaip teptukas,
plačiai, tas leidžia išgauti švelnų šešėlį arba užspalvinti didesnį plotą daug greičiau negu su siaura adata skirta linijoms. Pats tatuiravimo principas labai primena lyg rašymo plunksną, nes rašalo automatiškai nepaduoda mašinėlė, o kiekvieną kartą, kai pasibaigia dažai, reikia adatos galiuką įmerkti į dažus, į kepsą su dažais, taip pasiemant dar daugiau dažų į savo adatą. Nu ką, bloginkim tavo darbą. Kontentas. Dabar tikrai kas nors dabar nesigaus kaip padaryti. Aš labai tikiuosi, tada bus gero kontento, nes jeigu viskas gausis, tai net neįdomu. Gal tau pavadint ranką? O, geras ir įsilėjo dažai, kaip tik žiūrėjom. Na, o atlikę tatuiruotę, ją sutvarstome ir žmogus po poros valandų turi nusiimti tą tvarstį, tatuiruotę nusipalauti su šiltu vandeniu, su muilu, viską nusisausinti švariu rankšluosčiu arba servetėlėmis ir pasitepti kremuku. Tatuiruotė gyja apie 2 savaitės, tas 2 savaitės žmogus tatuiruotę turi tepti apie 3-4 kartus per dieną plonų sluoksnių. Taip pat tas 2 savaitės negalima jokias pirtis, baseinus, soliariumus, jokių mirkimų, praustis tik po dušu, bet po dušu higiena normali ir tatuiruotę nuplauti bent kartą dienoj reikia. Po kelių dienų užsideda šašiukai, jų negalima liesti, krapštinėti, reikia su tatuiruote elgtis kaip su žaizda ir tie šašai patys nubyra. Įdomus faktas tai, jog jeigu tatuiruotė yra spalvota, tai ir šašai yra spalvoti ir ne kartą man yra klientai rašę panikavę, jog lyg dažai krenta iš odos, nors tenais tik tais šašiukai lūpas. Nors tatuiruotė sugyja per 2 savaitės, bet pilnai susiguli ir atrodo taip, kaip turi atrodyti tik po kelių mėnesių. Na, manau, pakankamai detaliai papasakojau apie tatuiruotės nuo atėjimo į tatų studiją iki tatuiruotės gydymo. Tad jeigu norėsite tatuiruotės, kreipkitės į mane ar į mūsų Angis Tattoo tatuiruočių studiją. Tad ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit pasubscribinti mano kanalo bei palaikinti šito filmuko ir susitiksime kitame epizode, kur jau šokinėsiu parašiutu. Čiau, pakau! Jump!